morning walk. Iš tikrųjų nesvarbu, ar tai yra bulkinimas, ar tai yra katinimas, ar auginių svorį, ar metų svorį, bet vis tiek stengiuosi maždaug 10 000 žingsnių per dieną tiesiog surinkti dėl tiesiog generalo atsistatymo, sveikatos, geros savijautos ir panašiai. Tai dabar laukia dar nežinau kiek žingsnių laiptelių į viršų užlipti, bet gerai toks rytinis challenge'as būna ir viskas. Tai vat, steps yra good, grįšim namo ir eisim jau dirbti. Aš esu Rokas Burba, esu jėgos trikovininkas ir jėgos trikovis treneris ir šitas bičias. Aš noriu tiesiog rodyti savo būtent kelią kaip trikovininko ar kaip trikovės trenerio ir visus struggles, visas sėkmes, visas nesėkmes ir visus realiai dalykus, kas susijęs su šituo sportu ir tai, ką darau kasdienybėje. Tai jau toks mano kanalas, tokia mano yra intencija. Ir jeigu norit dar daugiau pamatyti dalykų, tai tiesiog galite mane pafollowinti Instagrame. Ten tiesiog keliu ir kaip atletam mūsų sekasi, realiai kasdien keliu storius, kaip atletam sekasi, arba repaustinu kažką, arba dalinuosi jėgos trikovės būtent tokiu informatyviu kontentu. Tai pafollowinkit ir galite mane sekti ir išgirsit iš viso labai greitai tą visą tokią detalę informaciją. O čia paliekam tiesiog tokį behind the scenes dalykus visus, kas būtent vyksta kasdien mano gyvenime. Turim dabar jau po 11:09 minutės, kas reiškia, kad dabar eisiu valgyti savo pre-workout meal'o ir lėksim į salę neužilgo. I'm sorry that man is your father, let me be. Some of these artists be here to police it. They be streaming 100 victims all inside of their home and call them tender. Then leak videos, sell themselves to further push their agendas. To any woman that be playing this music, know that you're playing your sister. Or better yet, selling your niece. To the weirdos, not the good ones. Cat Williams, I get it too, so I'ma get mine. The embassy about to get raided. Let's get it. Nuotaika gera, viskas good. Viskas lekiam į salę. Pre-workoutą net šiandien geriau, tai šiandien yra šventinis pre-workoutą žiauriai retai geriau, bet šiandien kažkaip pagalvojau, kad sorry už muziką, pamiršau, kad groja. Pagalvojau, kad šiandien galbūt netgi pre-workoutą reikia išgerti, tai tą progą tiesiog susimaišiau, toks visiškai buvo random sprendimas. Bet it's okay, nes dažniausiai tiesiog kavą geriau, bet šiandien pre-workoutas manau irgi nepakenks. Ir pasižiūrėsim, pasilyginsim, gal savijautą, nežinau, kitokia bus geresnė, blogesnė ir pranešiu jum. Ir viskas. Let's get it. Viskas neslystai uždėti. Dabar metam 7 kg štangus ir tai bus pirmas warm-upas.
Viskas skvotai pabaigti jau dabar. Pagal visą eiliškumą laukia deadliftai. Tai šiandien tokią dieną turiu, kuomet pirmiausia darau skvotus, paskui deadliftus. Kodėl būtent skvotas pirmiausia? Tai pavyzdžiui, jėgos trikos varžybos irgi varžybos prasideda nuo pritūpimų, paskui štangos puolimas ir galiausiai atkelimų. Tai kadangi šiandien darau tik tai 2 veiksmus, skvotus ir deadliftus, o todėl ir pirmiausiai dariau skvotus. Tai laikantis tos tokios trikovės tokios tvarkos pagal varžybas realiai treniruojas. Skvotai pajudėjo gerai. Pirmiausia skeptiškai biškai žiūrėjau, galvojau, šiek tiek lėčiau judėjo nei turėjau. Bet čia pažiūrėjus video ar susimavusius tą dalyką, tai galiu pasakyti, kad patenkintas tavo visų rezultatų, nes tai yra insane. Aišku, mums reikia daugiau, reikia gerokai daugiau, bus daugiau. Bet vis tiek toks short term dalykas, short term pergalė, tai sakyčiau, kad I'll take it. Dabar kaip matėte, jau gerai užlūdinta 7 kg ant štangos deadliftuose. Tai taip ir pradėsiu nuo 7, paskui 102, 107 ir taip toliau. Kaip daug matėte, tikriausiai traukiu sumo iš praeitų video, kai žiūrite, jeigu kas esat nauji šitam kanale, tai iš tikro gali rinktis trikovį irgi, kaip tau yra patogiau trauk, gali siaurą stovėstinę, tą conventional daryti, arba gali daryti sumo. Tai iš tikro viskas priklauso pagal patogumą, pagal kūno proporcijas ir kitus niuansus. Tai aš renkuosi tiesiog sumo, nes esu ten stipresnis, tai man tai patogiau yra, bet sakyčiau, kad ir viena ir kita drauga turi be galo daug panašumų, bet viena turi savo niuansų, kita turi savo niuansų, tiesiog reikia pasižiūrėti pagal savo kūną, kur yra geriausiai. That's it, guys. Workoutas padarytas, labai sėkminga diena. Pastaruoju metu iš viso labai enjoyinu treniruotėm, labai, prasme, nėra to dalyko pas mane, kad ar nenoriu eit, ar dar kažkas, bet tas būtent procesas. Dabar, sakyčiau, all time geriausiai jaučias. Tai dėl to irgi esu žiauriai happy ir viskas, tai toks update'as iš mane šį kartą ir viskas leikam dabar valgyt. Nes treniruoti truko gal 3,5 valandos, nes vis tiek, kai filmuojate, automatiškai reikia pažiūrėti, koks angle yra geresnis, kamera persidara ir panašiai. Tai taip ir būna, žodžiu. Bet nieko, viskas ok, kaip ir sakiau, žiauriai enjoyinu to dalyko ir viskas. Lekiam valgyti, lekiam ilsėtis ir dabar susitiksim jau kitą kartą. Bye bye.